Sveiki, šiandien pakalbėkime apie gripą ir peršalimą. Kuogi jie skiriasi? Tai ir vieni ir kiti yra virusinės infekcijos. Tačiau gripas prasideda labai staiga, tiesiog per 12 valandų, labai aukšta temperatūra, virš 38, sausas kosulys, kaulų laužimas, galvos skausmas. Tai viskas yra gripo požymiai. O peršalimas, jisai prasideda palengva. Temperatūra gali būti 37 su dalim arba jos iš viso nebūti. Kosulys, sloga, čiaudėjimas. Peršalimas šiaip praeina per 3-4 dienos be jokių komplikacijų. Na, o gripas dažniausiai būna su komplikacijomis. Ir gali būti ir plaučių uždegimas, ir sinusitas, netgi smegenų uždegimas. Taigi, ir viena ir kita liga yra tikrai, kaip ir nelabai maloni. Todėl aš visuomet turiu pagalbinės priemonės. Šiaip tai reikia gerti labai daug skysčių, arbatų. Tas viskas padeda. Vitaminas C, bet aš turiu priemonės, kurias naudoju tik tais tuo atveju, kada pajuntu pačius pirmosius požymius. Tai ir čiaga, ir ekspeinas, kas iš grynų žolelių, ir būtent yra natūralus antibiotikas, kad nereikia gerti antibiotikų, nereikia gerti kažkokių cheminių vaistų, bet galima viską susitvarkyti natūraliai. Taigi tiek, jeigu jums patiko, pasidalinkite šio video su pažįstamais draugais, dėkite like, užsiprenumeruokite mano kanalą ir iki kito karto.